Parodysiu jums, kaip atrodo siauralapis gaurometis. Tai praktiškai žolė sulig pažastimis, tikrai aukšta ir jinai yra labai gera vaistažolė. Labai gera vaistažolė ir jas galima fermentuoti. Tada gaunasi tokia naudinga arbata ir to jau rasiu. Parodysiu jums žydinčią, kad būtų lengviau atskirti. Tai paprastai jinai žydi tokiais žiedeliais ir kai pražysta, jau iš toli jūs matysit pievoj, pamiškėj, kažkur dažniausiai būna pamiškėse tokius aukštus žydinčius augalus, gauromečius. Jų lapeliai tokie pakankamai siauri ir rinkit tuos, pažiūrėkit, kur nėra vabalų. Ir tada nuskinam, tiesiog su visu kotu. Nepaėmiau sulaikyti telefono, bet suprasit, tokia. Eina savo, kaip nusidilginau kojas, kol priejau, bet nieko. Štai ir sudėjau dabar gaurometį į tokią dėžutę, tokią dėžutę, kuri turi rankeną ir turi sandarų dangtį. Ir kai tu renki, gali nuimti, tarkim, dangtį ir dėti viską. Jeigu kokias uogas renkam ir taip uždėjus rankeną rinkti, jinai neužsifiksuoja labai stipriai, tą rankeną jau čia nesigulsi gulėti, bet tokia užsideda. Ir kai nenorim, mes galim nuimti, užsidaryti ir tada vežtis. Pasidėjau čia nepatogiai ir jūs nieko nemato, tik tais aš pasakoju. Dėžutė 5 litrų talpos, bet jinai puikiai tinka ir visokiems į šaldytuvą įdėti galima tiesiog, nes ta rankena lengvai nusiima. Ir čia galite ir mėsytę pasimarinuoti ir kažkokias žalumynus sudėti, kai jų yra daug, kai parsivežat. Rankena paprastai nusiima, paprastai užsidengia, deda ir keliauja toliau. Kuomgi yra naudinga siauralapių gauromečių arbata, tai jinai veikia priešuždegimiškai, tai visokiems skrandžio problemams. Taip pat jinai gerina nuotaiką, tai yra tokia tarsi truputėlį antidepresinė, normalizuoja širdies veiklą, paleidžiu sraigę dar vieną. Jinai lyg tai truputėlį priešvėžinė ir prostatai labai gerai, kai būna hiperplazija arba kažkas, tokia sveikatinanti arbata. Ir kągi aš čia dabar darau, tai nuimu lapelius. Tiesiog tie lapeliai nusibraukia labai lengvai, braukiam ir visi nusibraukia į indą. Ir ką toliau darysiu, tai arbatą fermentuosiu. Ką reiškia fermentuosiu, tai būtų truputėlį senoviškiau, tai būtų lyg pasakyti parauginsiu, bet tai nebus tikrasis tas rauginimas. Tai tiesiog paimsiu tuos lapelius, taip truputėlį pagniaužant, taip truputėlį lyg sugniaužant, lyg susukant į tokį kamuoliuką, sugrūsiu į stiklainį, į nedidelį stiklainį, į puslitruką, kokį 0,7, kiek jau jūs ten prisiskinsit. Sugrūdam, užsukam ir tada pastatom saulėj, maždaug vienai parai. Vienai parai šiltai, tiesiog saulytė ir jau jūs pamatysit, kad tie lapeliai pakeitė spalvą. Tada viskas. Išimam iš to stiklainio, paskleidžiam, kad išdžiūtų. Ir kai jau išdžiūs, skirtingai negu kitas arbatas, reikėtų sudėti vėlgi į sandarų indelį ir laikyti sandarų. Jisai geriausias savybės, jau geriausią skonį įgyja maždaug po mėnesio nuo paruošimo. Taigi dabar tiesiog nuimu lapelius ir kodėl neplaunu, nes čia nereikalinga yra perteklinė drėgmė, jau pasitikėkit Dievu, pasitikėkit gamta, kad nieko kito kažko kenksmingo neįnešit, nes mums ta perteklinė drėgmė nereikalinga, tiesiog, kad geriau susifermentuotų. Ir viskas, o jeigu jūs norėsit įsigyti Tupperware gaminių, jeigu jums dar tokio dubens neturit, ar tos dėžutės, kur aš rinkau gauromečius, tai visada rašykit man. Iki susirašymo.